Labas rytelis. Paliekam gulbę. Ir einam ten prie to žydro lopinėlio. O tiksliau prie jūros. Atvažiavome čia vakar, bet nelabai ką filmavom. Tiesiog išsimaudėm, pasimėgavom jūrą dviese. Nu, tiksliau buvo žmonių, bet pasimėgavom be kamerų. Už 3 dienų jam 32 metai. Sėdi ir džiaugiasi bangom, kaip vaikas. Atrodo, kad 8, o ne 32 žmogui. Na, o šiandien ne tik kad einam prie jūros, bet dar ir pasiėmėm pusrytukus, šaltas kavytes ir leisime turbūt šiandien dieną prie jūros, o paskui gal vakare nueisim iki miesto. Tai parodysiu kokią. Štai ir mūsų paplūdimys, o ten tolumoje miestas pavadinimu Primoška. Ką? Nu, Deivi. Primošten. Ar kažkaip panašiai. Gal ir nėra čia kažkas labai įspūdingo. Na, bet rasti Kroatijai vietą, kad būtų prie jūros, tiksliau, kad mašiną galima būtų netoli jūros pastatyti, yra beveik misija neįmanoma. Kaip atsimenat, čia yra milijonai draudžiančių ženklų, komentarų, kuriuose sakoma, jog jums bus išrašytos baudos. Tai jau, kad radom čia už gal kokių 100 metrų turbūt mašiną palikom. Tai už 100 metrų jūroje jau rasti pasistačius mašiną čia jau yra visiškai magic. Tai ką, traukiamės pusrytukus. Tokie šiandien pusrytukai. Sumuštiniai su humusu, vištiena ir pomidorais. Ir šaltos kavytės. Nu kaip tobulai pasibuvom paplūdimy. Pasimaudėm, pasideginom, vėl pasimaudėm, vėl pasideginom. Grįžam persirengti sausus rūbus ir dabar jau į miestą. Nu, Kroatija su savo kainom pavaro. Ne tik, kad čia parkingas valanda 3 eurai, nu gerai, prie jūros. Bet dar ir dušas mokamas. Simaudai po jūros ir vat už minutę vandens eurą susimoki, kad prie paplūdimio išsimaudyt. O kiek keliaujam pirmą vietą, kur matom, kad būtų net lauko dušai mokami. Vėl mes tik pasivaikščiojom miestelyje, išeinam. Jau gal tiesiog mūsų taip nebestebino tokie senamiesčiai, nu tikrai labai daug mes jau jų matėme. Čia pakrantę važiuojant, tai tiesiog kiekviename sustojo ir kiekviename tokie senamiesčiai, tai praėjom ir tiek. Daro vakarienę, valgysim tokiu vaizdu. Antrą dieną iš eilės gelbėjomės su šaltom kavytėm. Na va, dar viena diena paplūdimy. Vanduo pasakėlė. Nesinori net išeiti šiandien, kadangi vėjuota, tai atrodo, kad vandenyje dar šilčiau negu kad išlipus. Žiauriai gerai praleidom laiką. Gojom čia pat, šitame dideliame parkinge. Labai keista, bet nėra draudžiančių ženklų kemperiams. Tai prie pat išsimiegojom ir dar matom, kad yra ir dušai, kas yra didžiulis pliusas.
nes po jūros vandens norisi šiek tiek išsimaudyti. Kemperyje vien dėl tokio greito pasimaudimo kaist vandenį irgi nelabai norisi. Tai žiauriai didelis pliusas, kai yra dušai. Ištraukėm iš vandens ežį ir jisai judina savo spigliukus. Aš įsivaizdavau, kad jisai, toksai tiesiog tu ant jo atsistoji ir tada įsiduri. Bet jisai kaip ežys vaikšto, bando nueit nuo akmens. Geras. Bet jis dabar apversk jį. Aš manau, kad jokio skirtumo, kokia tu pusė jį apverti. Koks įdomus, geras, kaip judina spiglius. Nežinau, ar matos kamerai, bet kiekvieną spigliuką judina ir taip eina. Aš jį iš vandens ištraukiau, matyt, dabar į vandenį bando atgal nueit. Geras. Šiaip čia jų daug. Ir reikia atsargiai vaikščioti. Jo, reikia. Oi, kiek čia. Žiūrėk, kiek pakmenį. Aha. Reikia tada, kai basom vaikštom žiauriai atsargiai. Aš kažkaip galvau, kad gal dumbliai, nebūtinai tie ežiai. Ir jų pilna ten, kur tu maudais, kur vandenį vaikštai, plaukiojam iki juosmens gylyje ir pilna tų ežių. Labai reikia atsargiai po vandeniu. Taigi važiuojame toliau į šiaurę, pakeliui steptelim Šibeniko miestelyje, bet nelikom sužavėti ir lekiame toliau. O toliau pakeliui Zadaras, kuris beje sužavi labiau. O gal kad vakare oras palankesnis vaikščiojimui mieste, nes dieną kepinant virš 30 laipsnių nelabai ir norisi kur vaikščioti. Na ir dar šiek tiek pavažiuojame iki nakvynės vietos. Štai tokie pas mus šiandien šventiniai pusryčiai. Visi karališki. Tokių kaip užsiprašė Deividas, viskas ko norėjo. Viskas išpildyta. Miegojom prie pat vandenuko. Tai net nesimaudėm. Žiūrėjom tik į kitus besimaudančius. Šiandien visiškai važiavimo diena. Važiuosim apie 7 valandas iki Pulos. Taip, atgal mieste, kuriame buvome, bet kuriame ne viskas tada buvo atlikta. Tada buvome šiek tiek per anksti plaukimui. Na, o dabar birželio vidurys, jau net link galo, tai turėtų būti pats tas laikas plaukimui. Tai jau nebesuskaičiuoju, kiek valandų mes čia važiavom. Visą dieną taip ir pravažinėjom, staptelėm pavakarieniaut. Su štai tokiu vaizdu. Ui, ne mes vieni čia grožimės. Kas čia per padaras? Ir jų čia tokių daug. Nu, čia tai žiogas. Gal ir čia. Ir čia du tupi. Ui, kokia. Ojei, koks draugelis čia iššoko į kemperį. Sakiau, kad jų čia daug. Beje, linkėjimai broliui. Eina savo koks didelis. Taigi šiandien pakalbėjom, pasisveikinom viską. Oi, tie žiogai. Labutis, pažįstamos kažkur vietos?
mes jau esame Puloje, baigiam nebaigtus reikaliukus. Tiksliau, gavosi taip, kad mes važiuodami pakrantę labai daug kur susilaukėm pasiūlymų plaukti, stebėti delfinų, plaukioti aplink salas, bet tiek daug buvo tų pasiūlymų, kad net nežinojom, kur rinktis ir kur čia geriau, ir jau tik tais išvažiavus nuo pakrantės pasigūglinom, tiksliau su ChatGPT pasišnekėjom, kad visgi geriausiai yra plaukti iš būtent Pulos, kurioje mes buvom. Bet tada nežinojom, kad čia taip gerai iš čia plaukti. Na ir plauksime štai tokiu maršrutu. Tai va, didžiausias skirtumas tame, kad dauguma maršrutų plaukia tik tais aplink šias salas ir grįžta. O būtent šis maršrutas stabteli šitoje saloje. Čia mes turime 2,5 valandos pasimaudyti ir tada jau plaukiame aplink šį nacionalinį parką. Štai taip atrodo mūsų laivelio pirmas aukštas. Lipame į antrą. Na, o taip atrodo antras aukštas. Nieko ypatinga. Turėsim žiūronus, kad tikrai pamatyti. Kad tikrai pamatyti delfinus iš arti. Dar kokį skirtumą pastebėjome, kad vieni tiekėjai sakė, jog turi sutartį su nacionaliniu parku, todėl gali plaukti visiškai šalia salų, o kiti lygtis jo neturi, todėl plaukia šiek tiek iš toliau. Tai vat šis turas turi, sakė, kad sutartį su nacionaliniu parku ir plauksim jau maksimaliai arti salų. Tik tiek, kad išsilaipinti šitoje saloje kainuoja, nes ši sala priklauso nacionaliniam parkui taip pat ir turėsim dar 7 eurus prisimokėti. Na va, ir paliekam Pulą. Na ką, cheers! Prasideda mūsų plaukimas. Į plaukimą įskaičiuota neriboti gėrimai, įskaitant ir vyną. Nealkoholinis. Turbūt. Štai atplaukiam į salą, turėsim kelias valandas čia pasideginti, paplaukiat ir 6 valandą grįšim į laivą ir tęsim aplink šitą salas kelionę. Štai ir atplaukiam į salą. Šiaip plaukiam labai trumpai, apie pusvalanduką ir jau esam saloj. Kaip ir minėjom, saloje reikia susimokėti, o kaip mums aiškino viena pardavėja, sako, turbūt supratot, kad Balkanuose niekas čia beveik nemėgsta kortelę atsiskaitimų. Čia yra gan sudėtinga, nes taip supratom, kad net vietiniai, kad išsiimti grynuosius, turi susimokėti. Todėl jie čia vengia atsiskaitimų kortelę, o jeigu ir priima, tai dažniausiai yra brangiau atsiskaityti kortelę, vis dažniausiai būna pigiau atsiskaitinėti grynais. Tai o čia tai iš vis tokios galimybės kaip kortelė net nėra. Dar šitoje saloje yra daug povų. Vienas iš jų va stovi. Ai, koks tu gražus. Ai, koks gražuolis. Dar jeigu savo uodegą išpūstum, būtų iš vis gražu. Na ką, radome vietelę, kur prisiglausti. Gal keista, jog išsirinkome šį paplūdimį, kur labai akmenuota, bet turime vandens batus. O čia pasirinkome, nes manom, kad čia turėtų būti gal gražiausia panardyti. Yra čia ir keli kiti paplūdimiai, kur gal labiau gražesnis tas paplūdimys, toks nesmeliukas, bet akmenukai smulkesni. Bet manom, kad čia turėtų gražiau atrodyti po vandeniu viskas. Tai viskas lekia maudytis. Ne, taip arti. Aš noriu tave pafilmuoti, bet iš toli.
nėra čia smagu. Tai prie pat prieina. Nu va, atėjame ir prie taip vadinome jau paplūdimio. Nu va, taip greit pralėkė laikas ir mes jau vėl laive. Plaukiame dabar jau aplink visas salas ir tikėkime pamatysime delfinų. Aplink salą apeita, visur pasimaudyta ir pilna žuvyčių pamatyta. Labai gaila, kad kažkas nutiko su mūsų GoPro ir nebenufilmavom iki galo. Pafilmavom tik pradžioje, kur buvo mažiausiai žuvų, bet paskui, kur matėmės kitame paplūdimyje, tai buvo be proto daug žuvų. Sakom, kaip akvariume, kokiam maudytumėmės. Labai patiko. Kol kas viską užskaitom. Čia va. Nu, išlys. Dešiniau. Va! Šiek tiek pavyko nufilmuoti. Kaip įdomiai, kad atrodo, buvom vieni ir tik pamatėm tos delfinus suplaukė, atrodo visi iš visų pusių. Čia laivas, čia laivas, čia laivas, čia laivas. Visi šitoj vietai pamatėm delfinus ir visi iš karto supuolė. Įdomus jausmas. Mums pavyko daugiau čia kartų pamatyti, gal kokius 3-4 kartus jie iššoko iš vandens, nufilmuoti gal tik vieną kartą. Na, bet svarbiausia pamatyti gyvom akimi. O dėl ko apskritai jų čia tiek yra? Tai kaip minėjome, čia yra nacionalinis parkas ir dėl to čia yra uždrausta žvejoti. Ir čia yra labai daug žuvų, dėl ko delfinai čia ir atplaukia tų žuvų valgyti. O vakarais vanduo būna prišilęs labiausiai, dėl to delfinams pasidaro karšta ir dėl to jie taip linkę šokinėti iš vandens. Dėl to čia ir kaip ir ChatGPT sakė, kad didžiausi šansai pamatyti iššokančius delfinus, apskritai delfinus šitoje teritorijoje. Prastokai čia jums matosi. Bet šitoj saloj yra daug šiaip gan egzotinių gyvūnų. Zebrai, antilopės, dar daugiau visokių. Atėjo metas vakarieniai, laive. Štai tokia mūsų vakarienė laukia. Užsisakyti galima buvo iš 3 variantų. Žuvis, burgeris taip vadinamas, arba vegetariškas. Viskas skanaus. Mums lekiam valgyti. Na ir dar atsigerti. Man atrodo, mačiau. Kaip saulė spigina, kaip sunku nufilmuot, bet lygtais bevalgant dar pamatėm delfinų. Lengva nuspręsti iš tų žmonių visų sulindusių į priekį. Va! Va ten ką tik buvo. Jo. Va, jo, mačiau. Dabar nebesimatys. Jo, nebent išnirs kažkur biški kitur. Ir vėl keli. There is some dolphins? Yeah. Yes. Behind this ship. O Dieve, kiek laimės! Va, prie pat! Geras! Eina sau! Visa šeima su mažyliu! Teisė! Geras! Eina sau! Kaip arti! Jo, aš irgi galvoju, vieni 3 plaukia, kiti ten tokia 2. Geras!
Kaip nerealiai, kaip mes juos čia ilgai stebim, šalia tiesiog kartu plaukiam, jie plaukia 5 būryje ir mes plaukiam iš paskos. Kaip gerai nutaikėm. Aišku, ne mes vieni čia tokie stebim, čia visi va irgi medžioja delfinus. Va. O Dieve, dabar ne vien delfinai, bet ir žuvėdros mus apsupo. Bet įtariam, kad tos žuvėdros čia dėl to, kad ir delfinų čia visas būrys. Nes nebespėjau filmuoti nei tai priekyje, tai šone, tai vėl kitam šone. Geras. Nieks nebevalgo, visi nustoja. Deivis vienas žiaumoja. Greičiau valgo, kol žuvėdros netėmė. Bet visi kiti stovi žiūri, nes iš viso pusė jau dabar galima delfinų pamatyti. Geras irgi šiaip įdomiai, nes prie pat skraido. Geras kartu skrenda žuvėdros. Na tai mes jau kemperyje grįžome ir tik šiek tiek pridėsiu kelias detalės, galbūt kurių nepaminėjom, tai mes rinkomės įmonę pavadinimu Korkyra, kuri kaip ir visos teikia valandos 2-3 valandų plaukimus, tačiau būtent ši vienintelė dar ir teikia 5,5 valandų plaukimą, į kurį yra įtrauktas ir pasiplaukėjimas saloje. Būtent dėl to mes ir rinkomės. Na ir kaina buvo tik su gėrimais 50, su gėrimais ir maistu 60 eurų. Tai dviese 120 ir dar 14 eurų saloje. Pats turas tikrai labai patiko, įspūdžiai tiesiog wow, pamatėm delfinus, nors žinoma, niekas negarantuoja, kad tu juos pamatysi, tai visgi laukinis gyvūnas ir vieną dieną tiesiog jie gali būti, kitą dieną ne. Visi turai nuolat tą pabrėžia, kad jie negali to garantuoti 100%. Tai mums labai pasisekė. Galbūt tik tais ne visai galim pagirti maistą. Įsivaizdavome šiek tiek geresnį. Atrodė lankstinukė štai taip. Nebuvo gal viskas taip gerai. Na, bet kiti turai kaip ir minėjo, kad jau jie labai stipriai kreipia dėmesį į maistą, kad maistas būtų labai kokybiškas, tačiau jie negalėjo pasiūlyti plaukimo su pasiplaukiojimu vandenyje ir su išsilaipinimu saloje. Tai dėl to mes rinkomės šią įmonę, o ne kitas. Na, bet šiaip apskritai esame visko patenkinti ir visai rekomenduojame patirti šios įspūdžius Puloje arba kažkur netoliese, jeigu būsite Kroatijoje. Taigi, ačiū, kad pažiūrėjote iki galo ir iki kitą kartą.